Sveiki, mėlyjei, čia laida Lietuva sveiksta. Aš jos vedėja Laura Dabulytė ir kalbame šiandien apie savivertę. Ypatingai liesime apie moters savivertę, bet būtinai pakalbėsim ir kuo tai skiriasi vyrų, moterų ir ką tai duoda sveikatai. Ar tos savivertės pas mus daugiau atsiranda, ar ta savivertė kažkaip gali gyvenime padėti, gal reikia nelysti iš vis prie tos savivertės ir patylėti šitoj vietoj. Lina Mieliauskienė, žinau, kad labai patogiai įsitaisus, čia galima šokti kokį nors, žinai, čia. Taip. Ir mes su Lina yra pokyčių ekspertė, pokyčių valdymo ekspertė, kaip valdymo, suvaldymo, paleidimo, tuoj išsiaiškinsim. Ir mes su Lina kalbam, ko aš čia iš jos noriu. Ir pradėjau pasakoti apie tai, kad nelabai slepiu savo, tų +4. Ir Lina sako, tai nuo to ir pradėk. Iš tikrųjų, atėjo kažkoks metas, kai tavęs buvimas tokiu, koks tu esi, tave žavi. Man tai prasidėjo nuo mano plaukų, šitų pilkųjų palikimo ramybei, lai būna jie natūralūs. Tada prasidėjo nuo tokio rytinio žvilgtelėjimo į veidrodį, kad I like it. Ir galvoju, auč, bet aš turėčiau, kaip visuomenė manęs prašo, norėti -4 ir aš jų nebenoriu. Ar čia ateina tų beveik 44 suvokimas, kad tu tik mėgaukis to gyvenimu, ar čia kažkaip kitaip turėtų būti? Kodėl blogai jaustis gerai? Dieve, tokia iškart baisus toks klausimas. Galvojau normaliai, pradėsim apie tai, kas yra savivertė. Kuo skiriasi pirmas puslapis? Iš tiesų, tu duodi. Aš galvoju, kad tai yra vienas iš retų atvejų, ką tu dabar pasakėjai, nes dažniausiai moteris visgi galvoja apie tos -4. Jeigu čia -4, tai tada ir čia -4. O jeigu čia -4, tai reiškia raukšlės, ar ne? Tai reikia susivokti, ko tu labiau nori. Arba kūno, arba, jau virš 40 atsiranda tas momentas. Aš dar kitaip, Lina, sakau, ką tu galvodama apie savo -4 leidi savo negalvoti tuo metu. Nes iš tikrųjų yra kažkas, ką tikrai turėtum pagalvoti. Gal, nežinau, darbas neberūpi, galbūt savo į sportą per retai vaikštai, bet šį kartą pagalvok apie -4, dėl to apie tai galėsi negalvoti. Čia mano toks požiūris yra. Aš gal sakyčiau, apskritai, apie ką galvoti ir apie ką negalvoti, tai pirmiausia reikia pradėti negalvoti, o žiūrėti, kas yra tose mintise, žinai. Super. Nes aš žiūriu, ta prasme, mes galim sakyti savo, kad tu dabar galvok apie tai, tu negalvok apie tai, bet ten iš tikrųjų tai verda tokia makalynė ar tokia košė, ypatingai pas moteris, ar ne? Mes ir jautrios, mes ir emocingos, mes ir nepasitikim savim, ir mes protingos, ir visokios viename. Žinai, toks didelis, gražus kokteilis, bet turbūt esmė, jeigu mes kalbam apie tai, kaip tą savivertę ugdyti arba apskritai save labiau pažinti, tai turbūt reikia pirmiausia pradėti žiūrėti į tas mintis kaip į kažkokius debesis, kurie eina, juos atpažinti. Koks geras. Ir tada suprasti, kad jiegi praslinks. Neprisirišti prie to, žinai. Geras. Pabandau paaiškinti, ar ne, kad zuja. Ir aš taip nuo savo zujimo tiesiog paimu kaip debesį ir žiūriu, ir jį apžiūriu, ne? Kad aš štai čia matau, kad nusibodo po vakarienės vienai namuose nurinkinėti indus, juos sudėti ir pabaigti virtuvės sutvarkymą. Nusibodo. Arba reiškia, kai tu buvai paauglė, tau aiškino mama, kad tu pagalvok, kaip atrodai, nelysk ir nebūk per daug ambicinga, ar ne, taigi žiūrėk, taugi reikia patikti visiems. Ir šitos mintis jos taip pat ateina. Labai ir jos gali būt, generuoja tą tokį nepasitikėjimą savimi. Šalia to virtuvės, ane, debesio, ant kitos rankos deduosi, šiandien per susirinkimą nelaiku prasižiojau. Taip. Ir ten tikriausiai, kad savo kolegijai nepatikau, nes pasakiau savo nuomonę. Ir tokių, ane, ir jų kaupėsi. Jos nebūtinai net kaupėsi, jos tiesiog išeina į tą nesąmoningą elgesį ir tada mes sakom, Lietuvoje moterys neužima tokių aukštų pareigų kaip vyrai, nes yra procentas, ar ne? 30 procentų. Manai, tai susiję? Be abejo. Viskas yra iš mūsų tos vaikystės, kur mus kaip moteris auklėjo vienaip, o vyrus
auklėja kitaip. Vyrai pagal visus duomenis ir pagal tyrimus, jie Lietuvoje ir šiaip pasaulyje, bet Lietuvoje ypatingai, vyrai pervertina dažniausiai save ir vertina save pagal savo pasiekimus. Moterys tuo tarpu, kadangi buvo ugdomos va tokios jaunos, fainos, nekaltos, mielos ir visokios kitokios, o ne galvojančios apie savo rezultatus, apie tikslus ir taip toliau, ar ne, jos išaugo į va tas va tokias, kur jos priklausomos arba jų savivertė yra priklausoma nuo to, ką kiti pasakys. Pūgera, pasakyk, Lina, kad kalbi, žinai, iš laikų, kai mes nebuvom nepriklausoma šalis. Ar tu nori pasakyti, kad 26 metais yra taip galvojančių ir taip auklėjančių savo vaikus? Priklausomai, kas 26 metais mes apie kokią kartą kalbam. Jeigu kalbam apie 19-mečių kartą, tai tikrai ne. Viskas. Bet jeigu kalbam apie mūsų kartą, nes tos moterys šiuo metu arba užima aukštesnės pareigas arba ne, arba paprašo didesnio atlygio arba ne, nes iki šiol Lietuvoje 14% skiriasi vyro ir moters atlygis tose pačiose pareigose. Kiek? 14. Ta pati gali daryti, gali būti 10 metų nesiskiria skaičiai, nors atrodo Dieve, mes 26 metais gyvename. Dirbtinis intelektas atsirado. Taip, ir mes vis dar reiškia kažkur tai esam, žinai, tam. Lina, aš iš karto noriu žmonėms pasakyti. Mane išgelbėjo tokia mergina ir aš labai linkiu visiems turėti po tokią kaip Lina, kaip žinai, nu, vat, kiti tokie žmonės, kur jiem nenormalu yra, kad tu kankiniesi darbe nepaprašydamas didesnio atlygio, pavyzdžiui. Jiem yra nenormalu. Tai tokį žmogų susiradus kur nors savo aplinkoje, tai jo užtenka, nu, tokį pagalvoti, o ką tau pasakytų Lina. Ir tada iš karto žinai, kaip elgtis. Tai labai noriu, kad nu, visi, ir vyrai lygiai taip pat kartais gal užsisėdi ir ten turi. Bet tos savivertės, jeigu jums pačiam neišeina, turėkit po žmogų, apie kurį galėsit pagalvoti. Ja. Aš gal žinai, ką pridėčiau, nes man šiandien ryte buvo visgi atradimas, kai aš galvojau apie laidą, žinai, apie tai, kad visgi ant tiek pasirodo moterų savivertė yra priklausoma nuo aplinkos. Ne nuo savęs ir nuo savo pasiekimų, kaip pat su vyrais. Nes tu pasiekimus gali išmatuoti teisingai. Tu pasiekiai arba nepasiekiai, tu tikslą pasiekiai arba nepasiekiai. Ir aš žiūriu, jeigu vat moteris vat šitoj laidoj užfiksuotų vieną tą esminį momentą, tai yra, nu tiesiog, hebra, pradėkim vertinti savo mažus žingsnelius ir mažus pasiekimus, o ne ar aš gerai atrodau, ar mano lūpdažys tinka prie mano veido. Tinka, bet čia yra šalutinis poveikis, sakykime, ne? Ar reiškia, ar mane pagyrė per susirinkimą, ar ne? Ar reiškia, ar aš buvau pakankamai gera savo vyrui, kad jis man leidžia išeiti vakare su merginom. Taip, šampano. Ir ar po to nereikės jam pasakyti, kiek šampano aš išgėriau. Nealkoholinio, taip. Taip. Tai prasme, nu, va čia yra esminės turbūt, žinai, switches, ką galėtume padaryti, mes, kai galvojame, kad aš pakankama ar nepakankama visgi. Ir man atrodo, Lina, atėjęs žmogus, kuris supranta, kad aš norėjau išeiti su draugėmis, aš norėjau tai padaryti, aš norėjau pats mokytis ten, nežinau, kažko papildomo ir net nereikėjo man atsiklausti, pasižiūrėti, kaip atrodysiu. Čia du dalykai. Aš su niekuo pradedu nebesilyginti ir aš darbe pradedu kitaip elgtis, nes nesilygindama suprantu, kad, žinai, kaip pasakoju žmonėm, jeigu tavo darbe tau kažkas nepatinka, tai tik du variantus tu turi. Išeiti iš darbo arba susitaikyti su tuo, kas yra ir daryti savo darbą. Ne, yra trečias variantas. Koks? Nu kaipgi nėra. Yra trečias nuostabiausias variantas. Apie kurį aš visada šneku. Tai yra duoti natūralų, konkretų grįžtamą ryšį apie tai, kas man patinka ir kas man nepatinka. Bet tai nereiškia, kad emociškai, ta prasme, pradėti drama queen vaizduoti ir taip toliau. O apie tai paaiškinti labai paprastai žodžiais. Žiūrėkit, faktas, pirmas sakinys yra faktas, tada yra pasiekės arba kaip aš dėl to jaučiuosi ir ko aš norėčiau kitaip. Nuostabu, 3 sakiniai. Puikiai. Pasakyk, kodėl galiu labiausiai bijoti, to grįžtamojo neduoti. Man labai patinka mano draugė, žinai, kuris sako, kas blogiausio gali dabar nutikti. Kaip tu galvoji, kas moteris gali stabdyti? Tai bus tas pirmas variantas, kad atleis. Bet tada tu tavęs nėra vertas tas vadovas. Jis nėra vertas. Pasakyk jam į kamerą.
Nes kai kalbam apie tai, kas blogiausio gali atsitikti, jeigu tu jau vertini save, jeigu tu kaip žmogus jautiesi pakankama, tai tave atleis, bet tai reiškia, kad tavęs laukia nuostabi ateitis, brangioji. Tavęs laukia galimybės, kurios yra būtent tavęs vertos. Man tai patinka, Lina visuose savo pranešimuose pradeda pirštais rodyti. Taip. Tai jinai rodo pirštais žmonės, kurie ten, kur jiem eiti, kur neiti, kaip sustabdyti. Nu, tavo gestikuliacija yra tokia graži, bet jinai iš tikrųjų yra tokia apie, kai jau tai padarai. Ir aš suprantu, kad tavo drąsinimas jis yra toks drąsus, kai galvoju, oi, manai, aš tokia ryški būčiau, gal ir aš taip daryčiau. Taip. Kaip tu galvoji? Kada leisti savo suvokti, kad aš jau pasitikiu savimi? Jeigu tu manęs klaustum, aš sakyčiau, jo, aš turiu galybę, žinai, sričių, kuriuose jaučiuosi nepasitikinti savimi, tada žmonės iš šono sako, tu? Sakau, aha, tai tu prieš kamerą taip lengvai jautiesi, tu ant scenos taip lengvai jautiesi, didelė auditorija tau yra ne problema. Aha, bet yra sričių, kuriuose tu ten, žinai, esi peliukas, žinai, ant šito fotelio. Vienas dalykas, ką reikia suprasti, kad moters savivertė, ji yra kintanti. Ji yra prisitaikanti būtent prie aplinkos. Adaptyvi be galo. Taip, ir reiškia, tai, kad tu jautiesi visiškai pakankama ir pilna, reiškia, scenoje, tai yra nuostabu, bet kažkoje kitoje vietoje tu nesi. Bet tai reikia priimti kaip natūralią duotybę, ar ne? Fiziologinę reakciją. Savęs pažinimą. Taip, visiškai. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, ką aš visada rekomenduoju, tai vis startuoti nuo bazės. O bazė yra įsivardinti savo, tai ko aš noriu. Ko aš noriu po galais. Nu, aišku, 19 metų, tai tada irgi, žinok, šitie geriau žino negu 50 mūsų moterys. Okay. Tikrai. Nes, ta prasme, aš norėčiau išvažiuoti į tą Kiprą, žinai, nes tik 50 eurų bilietai kainuoja. Bet tai ką man vyras pasakys? Ir visas noras nubliūkšta. Bet kai tu pradedi identifikuoti, okei, aš noriu šito. Aš noriu, bet aš noriu pati iš savęs. O ne ko tu nori manęs. Ko iš manęs nori šeima. Nes vyras tai labai gerai žino, ko jis pats nori. Taip. Ir jis nederina su tam betu. Bet tu viską derini ir derini. Bet galėjai tokį pavyzdį duoti, žinai, ko aš galiu norėti? Ko 50 aš galiu norėti? Aš galiu norėti eiti kamino viena, mėnesį laiko, vieną kartą per metus. Nederintis, o nieko. Ir nederintis, o nieko. Galbūt derinti su darbu, vis tiek reikėtų išeiti tą mėnesį kažkaip. Gali pradėti nuo 2 savaičių, nuo savaitės. Ar ne, bet norėti to, ko iš tikrųjų tavo širdis troška. Ką tau duoda tai savivertį? Tu gali išmatuoti tai. Tu gali to siekti apskritai, o nenuleisti ir nueiti į tą Veroniką vargšę paskenduolę, į auką. Nu va, aš labai norėjau, bet nepasisekė, žinai. Ir čia ir norėjau klausti, žinai, ar yra savivertės ta kita pusė, kur jau tiek savivertės, kad su tavim draugauti nenori. Nes sako, atleis, bet tavo išsipūtimas yra daug ekspertų tokių, žinai, yra. Aš labai girdžiu šitą, nes ypatingai moterims, menopauzėje, žinai, atsiranda tas noras demonstruoti tą, aš dabar noriu šito. Nes dažniausiai vis tiek tu esi šeimos tokia, žinai, biški prispausta, o menopauzėje jau vaikai išeina į savo šitą patį keliais, tu lieki viena ir tada tu pradedi klausti savęs natūraliai šito klausimo. Ir kai pradedi klausti, tada tu gauni atsakymus ir tada visiems kabini. Bet čia yra etapas. Sakyčiau, pagal save, žinau, yra maždaug pusmetis. O jeigu tavo draugai yra tie, kurie nuo darželio ar nuo mokyklos, tai ištvers. Ištvers, nepaliks tavęs. Bet labai gerai žinoti, kas tavęs laukia po to. Po to tu tampi brandesnė, tavo +4 yra jau visai, žinai, visai tu pradedi fainą daryti savo, nes tu pradedi suvokti, kad tai ko aš noriu, aš tą gaunu. Ir aš galiu gauti labai įvairiais būdais. Man nereikia būti gal sprinterė, bet aš galiu eiti į tą kamino, kad ir po 10 km per dieną, bet vis tiek aš einu. Reiškia, atsiranda kiti formatai, kitos formos, tų pačių dalykų, bet vis tiek aš darau, ką noriu. Ir tada mano savivertė kyla, nes aš galiu matuoti visą tai. Aš galiu sakyti, per naujų metų naktį, ką aš padariau, šitą padariau, šitą, valio. Gyventi gerai. Taip. Apie jaunumą noriu pakalbėti. Auginu dukrą pati
Ir suprantu, kad kiekvieno šūktelėjimo ateik padaryti nesąmonę, atsakymas tikriausiai pirmiausia eina iš savivertės. Kažkaip taip galvoju, kad jeigu man matau, kad siūlo nesąmonę, aš suaugus irgi esu daug nesąmonių pridarius, bet pirmiausia atsakymas tai eina per savivertės trūkumą, nes jeigu jos ten būtų buvę, manęs to net nebūtų paklausę. Tikriausiai aš nebūčiau atsidūrusi situacijoje, kai kažkas būtų manęs to klausęs, apkabinės, prieėjęs, parašė žinutę. Kaip čia, ta landa tikriausiai buvo kažkoks tas langelis su langinė buvo pravertas, kad tas žmogus kažkaip leido savo tai pasiūlyti. Ir mano atsakymas į tai tikriausiai yra tikrai apie tai, kad ten kažko pritrūko. Kaip daryti su vaikais, kaip daryti su jaunais žmonėmis, kurie viską laiko už juos viršesniais. Ir kažkokiu būdu duoti atsakymą. Aš kadangi 3 vaikus užauginau, tai buvo... Sveikinu. Taip, reiškia, jau esu iš esmės didvyrė. Ekspertė. Jau Sako, tikrai. vadink mane kaip nori. Pokyčių ekspertė. Pokyčių ekspertė. Mano paskutinioji dukra 19 ir ką aš išmokau su ją, tai ką tu ir pasakei, ieškoti tų tarpų, kada jinai yra kontakte su tam, kada jinai nori eiti į kontaktą, nes visa kita yra beprasmiška. Ta prasme, viską, ką tu be pasakytum, yra absoliutiškai nesusiję su tuo, kame jinai gyvena, bet dėl to nereikia net parintis. Nereikia, nėra jokios prasmės, žinai. Gerai. Bet tada, kai yra tas tarpelis, va ten, jau atsiduok, žinai. Gerai. Atsiduok. O tas atsiduok tai yra klausimų. Gali būti, kad tie klausimai irgi iš karto toks užsidarimas, tai tie klausimai turi būti labai, labai tokie pūkuoti, švelnų, žinai. Ir jokios pamokos. Va čia mokyti iš visų uždrausta šiais laikais, žinai. Ir pavyzdžiui, neįsižeisti, jeigu tau va tuomet pasako, aš jūsų nesugebu pasiilgti. Ta prasme, jūs man skambinat ir skambinat. Aš jūsų net nespėjau pasiilgti, man reikia, kad jūs išvažiuotumėt 2 savaitėm, va tada aš pasiilgsiu. O man atrodo, Jėzu, apsikabinta. Buvau išėjus į parduotuvę. O Dieve, kaip tu laikais, kaip tau buvo tas anas. Žinai, man atrodo, ryšys yra tai, o jai ryšys yra kitkas. Bet dar grįžtam prie savivertės, nes čia yra santykis su tėvais, jisai gražus, jisai gali būti toks. Bet tu ruoši pasauliui žmogų, kaip tos... bandau klausyti, bet, žinai, labai sunku net ir paklausti tinkamai, kaip padėti jaunam žmogui galėti pasakyti ne viskam, dėl ko jis nėra tikras. Vienas dalykas, ką aš supratau, kad pirmiausia, tai visgi reikia išlaukti to tarpelio. Kad prieiti prie žmogaus, prie to savo žmogaus pasakyti. Jūs turite atsidurti ant tos pačios lentynos, kitaip nieko nebus. Knyga neatsidurs ant stalo. Tai prasme, jinai turi leisti tau įeiti, tai jai turi būti ar jai, ar jam, bet iš esmės tai yra laikas, kai žmogus domisi, what the fuck, ką aš čia ne taip padariau, ar ne, kai jai ateina tas klausimas. Ir tu tada turi atsirasti šalia. Būtų gerai. Ne Facebookas, ne Instagram. Bet atsirasti ne kaip kaltintojas, ne kaip mokytojas, ne kaip kas, drama queen, bet kas, patirties nešėjas. Žiūrėk, tai aš žinai kaip darau, aš bandau situaciją, reiškia, į skirtingas rizikas nuvesti. Gerai. Nupiešti. Gerai. Nupiešti. Imam situaciją. Kažkas... nežinau, pakvietė mane į vakarėlį, tam žmogui 18, tau nėra dar 18 ir tu supranti, kaip tėvas įsivaizduoja, kaip čia dabar viskas galėtų būti. Taip. O tavo dukra nori eiti ten dėl to, kad o kaip aš čia nebūsiu priimta į grupę. Nebūsiu hebrai. Ir čia ir tuo momentu aš tau galiu iškart pasakyti, ne, teta Lina ten negali atsirasti, nes jinai jau vaibe.
Visiškai, jau ten. Tai jau rengiasi. Penktam aukšte. Jo, jinai 5 aukšte, o tu, reiškia, yra Rusija. Gerai. Tai visiškai leisti, žinok, nueiti. Leisti nueiti. O nebūtinai klysti, o kas tau sakė, kad jinai suklys? Tai kas tada yra tas mano pirmosios pagalbos kuprinėlėje? Pinigai, kas ten tada turi būti? Ką man įduoti žmogui, kurį paleidžiu gyvenimui? Jo. Tai neiškrautas mobilus telefonas, sakyčiau, ar ne? Čia svarbu. Ir susitarimas. Ir susitarimas, ar ne? Antras turbūt visgi balionėlis yra tas žodis. Štai ir prieisim. Jo, iš tiesų. Taip, ta prasme, iš tiesų, ar ne? Ir susitarimas, kada grįž, o jeigu tuo momentu negali grįžti, iš karto skambina. Bent jau pas mus tokie susitarimai buvo. Bet... Matai, va čia yra tokia prevencija, ar ne? Tugi žinai, kad taip atsitiks bet kokiu atveju ir tai yra ne tas laikas, kai jau jinai išeina. Būtent. Bet jeigu per 2 savaitės jinai sakė, aš visai norėčiau, gal nes nugi užkabina, ir va tada, kai jinai norėtų, tai čia yra tas galimybė santykių atsitikti, tada jūs galit piešti situacijas apie tai, o žiūrėk, kaip tau atrodo, ar čia tinkamas dalykas, kaip tu jauti pati. Jeigu tokia situacija būtų, kaip tu iš jos vartytumės, fainai, šaunuolė, super. O jeigu tokia situacija, supranti, eiti per rizikas. Žinojimas yra kelias, ne? Jo, ir, ta prasme, užbėgti už to, kas galėtų atsitikti, kai jinai yra pajėgi suvokti. Puikiai. Ir pabaigai. Ką girdžiu, Lina, iš tavęs? Aš girdžiu, kad kai leidi žmogui šalia klysti atvirai, savivertė ateina iš, man leidžia tai daryti pačiam. Manimi kaip žmogumi kažkaip vis tiek pasitikė. Pats baisiausias ir man labai susivedė su tuo, kokių moterų galbūt yra visuomenė ir kurių labai linkim išlipti šitos nesąmonės, kurios gavę informaciją iš dukros, eisiu į gimtadienį, jūs nežinot pas ką, pirmiausia sako ne. Nes taip, kaip čia, nes man taip sakė. Didysis niekur neveda. Ir čia gal, žinai, kai mes kalbam apie tai, kad nėra traumuotų žmonių šiais laikais, ar ne? Nėra netraumuotų. Ačiū Dievui. Nėra, žinai, nenormalių. Taip, visi yra turim kažką. Tai va čia mes kuriam labai traumą iškart. Su tuo, kad aš tavęs neleisiu, nes aš tavim nepasitikiu. Tavim nepasitikiu. Nes net nebūna nes. Taip. Bet, ką tai demonstruoja? Demonstruoja, kad aš tavim nepasitikiu. Iškia, ką vaikas galvoja, manim nepasitikė, aš bandysiu kitaip. Ir tada kas atsiranda manipuliacijos santykiuose. Jo, savivertė krenta, santykių manipulacija. Mes išsiugdom tą patį, kai jai bus 30, jinai vis dar manipuliuos, nes su vyru, atsiprašau, aš negaliu nuvažiuoti tą Kiprą. Mane darbas kviečia. Seminaras. Ir tada mes kalbam apie manipulacijas visam savo gyvenimui, žinai? Tai va, brangioji, laisvė papūgo. Labai gerai, suves dabar į Lietuva sveiksta, prašau. Padaryk už mane šitą darbą. Tarsi, kodėl mes Lietuva sveiksta, kalbam apie tai, kad, žinai, nes Lietuva sveiksta kai. Tai Lietuva sveiksta kai, man labai geras buvo tavo pradžia, žinai. Ta debesėlį minčių aš pasiimu prieš save ir sakau, kas man su jomis vyksta. Gal tai yra mano vaikystės trauma, gal tai yra mano uždėta trauma, kurios aš neturėjau, bet nešuosi kažkieno net ne savo. Taip. Kai aš savo mintis paleidžiu vėjais ir tam chaose leidžiu savo būti, nesustabdydamas ir nesuprasdamas, kas ten yra. Ir tada tai kaltindamas visus kitus, kad jie yra blogi ir dėl to mano bloga savivertė. Televizijoje blogai, socialiniuose tinkluose blogai, sistemos blogos, darbdavys blogas, dar ir vyrą netą išsirinkau, visi blogi, dar vaikai netokie, kokių norėjau. Ne? Kai iš tikrųjų. Viskas priklauso nuo tavęs, brangioji. Viskas priklauso tik nuo tavęs. Ar tavo vyras blogas, irgi priklauso nuo tavęs. Ne, aš taip pasakiau. Labai ačiū. Čia laida Lietuva sveiksta. Va taip įsijausim vis dažniau ir dažniau. Čia Lina Miliauskienė. Labai noriu, kad pasektumėt ją. Lina užsiminė žodeliais, kad turi labai gerų naujienų. Labai tikiuosi, kad dar sugrįši čia ir pasidalinsi tuo, ką ten sukūrei. Ačiū visiems. Iki greito. Ačiū.
Jei, tu savo.